Žiauri tikrovė. Kągi įpusėjo jau pirmasis pavasario mėnuo, kovo vidurys kaip tik yra šiuo metu ir kaip įprasta nuo 11 valandos Radio stoties Pulsas eteryje laida apie mus lietuvius, tikra visa tiesa, žiauri tikrovė. Aivaras Lilika kartu su manimi. Sveikas gyvas, Aivarai. Sveikas, Erikai, labas klausytojai, labas Lietuva, prisikėlusi žiemos greičiausiai, bandanti bent jau prisikelti. Ir turbūt, Erikai, bus staigmena, kada naujieji metai prasideda?
pagal vieną kalendorių, turbūt sausio 1, pagal kiniečiai švenčia kažkas vasario viduryje, atrodo. Pagal jo menulį ten daugiau kalendorių, o jeigu žiūrėti netgi Anglijoje iki 18 amžiaus, naujieji metai būdavo pavasarį. Pavasarį švęsdavom naujosius metus ir mes Lietuvoje taip pat naujieji metai, nes tai yra žemdirbių ciklas, sakykime, žemdirbių sampratos, pasaulėjautos, pasaulėžiūros sudėdamoji dalis yra metai skaičiuojami nuo derliaus pasėjimo ir metai būtent nuo to laiko. Net žodis metas yra lietuvių kalboje mesti, metą, mesti, metą. Ir, sakykime, tai siejasi be abejo ir su veiksmu mesti rūgius grūdus ir audinį, kurį buvo tikima, kad žmogus audžia per savo gyvenimą gyvendamas. Tai ta proga, kadangi maždaug tai prasidėdavo tarp kovo ir naujieji metai taip, nes tai yra pavasaris, vasara, įvadas į vasarą, vasara, netgi pats mūsų tas pavadinimas. Ir visko ko atsigavimas, jeigu galima sakyti, taip, vėl viskas. Vandens tekėjimas, jo, iš kieto pavydalo, iš ledo vanduo pavirsta į vandenį nuo šilumos kiekio, kurį spinduliuoja saulė ir su to būdavo surišti naujieji metai. Ir netgi žodis Velykos yra mūsų senos kalbos žodis, yra surišta su vėlinu, su velniu, nes šaknis ta pati vėl, kaip ir vėliniu, nes jeigu paimsime lapkričio mėnesį, kada vėlinės yra švenčiamas, tai yra tada, kada gamta miršta, kada nukrenta lapai, kada viskas iš žalios spalvos pavirsta ruda ir galiausiai viskas pilka ir galiausiai pavirsta balta kaip mirtis. Ir pamažu daigeliai pradeda kaltis, vėl žaliuot viskas ir nuo to prasideda naujieji metai. Tai būtent nuo gyvybės prisikėlimo ir tai yra mūsų senas vėl šaknis, Velykos yra tų pačių vėlių prisikėlimas, tų mirusių pavasarį, mirusių rudenį ir prisikeliančių pavasarį. Tai yra nieko nėra amžiniau ir pastoviau kaip gamtos prisikėlimo. Ir čia yra nebe abstrakcija, sakykime, kad žmogus miršta ir prisikelia. Čia yra abstrakcija, nes tikroviai tai yra vienas kitas atvejis. Tik tai, kai pijokas koks nors prisilakęs 3 dieną prisikelia iš numirusių, išblaivėjęs ir pradėjęs naują gyvenimą. Tai čia vienas kitas toks atvejis. Bet gamtas yra tai pastovus ciklas, pastovus ratas ir nuo to nepabėgsi. Todėl šiandien aš tai pamačiau, iš tikrųjų reikėtų pakalbėti apie senąją mūsų pasaulėžiūrą, pasaulėjautą, apie sampratą pasaulio, kuri pakankamai skyrėsi. Ir kaip aš jau paminėjau vien pačioj pradžiai žodis, pavyzdžiui, Velykos, vėlinės, jos visiškai dabar kitaip skamba. Didžioji dalis ėja su žmogaus prisikėlimu ir mirimu, su žmogaus prisikėlimu, kuris gyveno Arabijos dykumuose kažkur, tai kažkada tai numirė, kažkada prisikėlė, žiūrint, kad patys krikščionys kitomis datomis tas šventės kažkada tai šventė. Čia tik tai Konstantinas prie Saulės kulto viską pritempęs apie 400 metus modifikavo, sakykime, su mitraizmo kultu sujungė judaizmą ir mes turime šakar makar, kuris vadinas krikščionybė. Tai kuri dar dalį mūsų irgi papročių be abejo kažkokiu tai sugėrė, išlaikė galbūt priminimą apie tai, bet tai yra abstrakti, nes tikrovėje tokių dalykų, kaip pamatysite, mūsų kalboje, mūsų sampratai mažai ir buvo. Patys žodžiai yra atsakymas apie sampratą, apie pasaulėjautą, apie pasaulėžiūrą, mūsų žodžiai. Pavyzdžiui, jeigu pasakysiu vėlus metas, lyg tai ir tvarkoje, vėlus metas tai yra tada, kada saulės mažai. Pasivėlinti, o jeigu pasakysiu vėlinas ar bevelnas, jau visiems plaukai turėtų pradėti šiauštis. Tai tada ir vėlus metas yra plaukų pasišiaušimo laikas, nes šaknis tai ta pati vėl, jo, tai yra vėlino metas. Tai tas tamsos laikotarpis buvo ne kas kita, tai saulės nebuvimo laikotarpis. Ir tai buvo vėl tas tam tikras reiškinys gamtoj, ne abstrakcija, o realus tikras reiškinys gamtoj. Ir tai yra, todėl tai ir yra skirtinga. Aiškinti nereikia, kas yra vėlus metas, nes tu matai. Taip. Tu tai gali tikroviai. O vat jau vėlina ar velnias, kuris pragaro į smalą verda, jau reikia aiškinti, kad tu turėtumai bijoti. Nes tai nebe gamtos reiškinys, o sąmoniai įkaltas, įteiktas teiginys. Ir tai yra labai svarbu žinoti tos abstraktų teologinį filosofinį mąstymą, kurio aš nenagrinėsiu.
Tai yra krikščionybė. Tai yra daugiau galbūt, pavyzdžiui, užduočiau klausimą, iš ko kyla tėvas ir sūnus. Arba iš ko, atsiprašau, kyla šventoji dvasia. Iš tėvo ir sūnaus ar iš tėvo? Šitose dalykuose sunku. Aš tik tai žinau, kad bažnyčios apie 11 amžiaus vidurį, bažnyčia dėl šito ginčo, iš ko kyla šventoji dvasia, iš tėvo ir sūnaus, ar tik tai iš tėvo, suskilo į dvi dalis. Vieną pasivadino ortodoksai arba pravoslavai, kiti pasivadino katalikai. Bet tai buvo priežastis kilimo. Ir nes vieni pasakė, kad iš tėvo ir sūnaus, o kiti pasakė, kad tik tai iš tėvo. Tai čia yra abstrakcija. To tik čia yra teologinė, filosofinė mintis, kuri su tikrove visiškai jokios sąsajos neturi, bet su filosofiniu mąstymu, tai yra su mąstymu apie tai, ko nėra tikrovėje, o apie galimybės tik tai. Ir kuri, sakykime, šalis turi didesnę jėgą, galią, tai ir įrodo šiuo atveju, kad tai yra vertinga teorija. Tai mūsų kalba yra visiškai priešingybė tam. Mūsų mąstymas buvo visiškai priešingybė šitam teologiniam filosofiniu mąstymui. Jisai buvo labai konkretus, labai apibrėžtas, labai aiškus ir visiškai matuojamas su tikrove. Ir aš liečiu pasaulėžiūrą vien todėl, kad mes iš tikrųjų, nei vienas žmogus, nei tu, Erikai, nei aš, nei klausytojas iš tikrųjų negali gyventi pasaulyje, kuris yra mums svetimas, kuris tau yra svetimas. Tu negalėtumai grįžti namus, kurie yra tau svetimi, tu nenorėtumai valstybei gyventi, kuri yra tau svetima. Tai taip, iš tikrųjų, nei vienas mes ir negalim gyventi pasaulyje, kuris yra nupasakotas kitų, nes kitų nupasakotas pasaulis nėra tavo namai. Tai šiuo atveju ta hebrajiška, arabiška ideologija, tai yra arabų piemenų nupasakotas pasaulio įvaizdis. Ir tą arabų piemenų nupasakoto pasaulio įvaizdį mums primetė kaip mūsų pasaulį. Ir todėl kyla tiek daug nesusipratimų ir todėl tie namai yra svetimi mums. Jie iš tikrųjų, nes tai nėra mūsų nupasakota. Aš dažnai sakau, mūsų Eglė Žalčių karalienė yra žymiai vertingesnė negu visa Biblija. Eglė Žalčių karalienės pasaka yra brangesnė, turtingesnė prasmėmis negu visa Biblija. Todėl, kad tai yra mūsų pasaulis, mūsų pačių nupasakotas. Net pasaka rišasi su pasauliu, pas. Ir tai aš imsiu daugiau apie mūsų pasaulėžiūrą, pasakodamas vėl daugiau Simono Daukanto, kuris tyrinėjo senuosius šaltinius ir perpasakojo, kas juose liko. Ir imsiu 1326 metais švenčiausios mergelės Marijos vienuolio brolio kunigo Petro Dusbirgiečio, kuris aprašė Prūsijos žemės kronikai. Dar kita knyga buvo Orbis Goticum, ar Gotų pasaulis. Ir tai yra apie 13 amžiaus pradžioj, 13 pabaigoj, 14 amžiaus pradžioj parašytos knygos. Ir būtent jisai pradeda tam tikrai žodžiais, kur mes pamatysim, kad dabartinė neopagonybė taip toli stovi nuo šitų žodžių, kad aš jos dažnai tos neopagonius vadinus prasta katalikų bažnyčios kopija, todėl, kad jie vėl garbina abstrakcijas. Perkūną kažko, tai yra abstrakcija, todėl, kad perkūnas yra veiksmas. Perkūną gali vyras susijungęs su moterį padaryti vaikus, perkūną. Tai yra veiksmas. Perkūną gali susijungti dangus su žemė, perkūnija. Ir tos perkūnijos pasiekoje prasideda pirmasis derlius. Tai štai ką rašo 13 pabaigoje 14 apie mūsų pasaulėžiūrą. Aš imsiu tos šaltinius, nes mes kaip tik dabar apie tą laikotarpį ir kalbam. 13 amžius. Tai Petras Dusburgietis rašė, jie, nepažinodami krikščioniško dievo, sudievino visą pasaulį. Saulę, mėnulį, žvaigždės, perkūną, paukščius, keturkojus gyvūnus, netgi rupūžės. Jie taip pat turėjo šventus miškus, laukus, vandenis, kur niekas nedrįso nei medžio kirsti, nei žemės dirbti, nei žuvauti. Apie tą pasaulėžiūrą labai daug yra pasakoma šitoje vietoje. Pasakoma, kad mes sudievinom kiekvieną gamtoj esantį reiškinį. Saulę, mėnulį, žvaigždės. Dabar kiek tave veikia Saulė, Erikai? Na, kaip ir kiekviena, turbūt be Saulės negali išgyventi. Be Saulės nebūtų pavasario, kuris dabar ateina, jo. Realybėj, tai yra tikrovės dalis. Pavyzdžiui, mėnulis. Kaip mėnulis veikia Žemę?
žiūrint ką, jeigu žemė, tai... Vandenį, pavyzdžiui. Vandenį vėl, bet žmonės irgi, kai koks mėnulis veikia. Jo, labai ypatingai pilnatis, ar ne? Ištraukia turbūt 90% smegenų vandens ir dažnai tas vanduo kažkur tai mėnulio pusėje pasilieka. Šiuo atveju vandenynus mes matom patloslūgius veikia. Tai yra realybėj esantis reiškinys. Tai ką Duisburgietis aprašo, žvaigždės, pavyzdžiui, vėl veikia, radiacija žvaigždžių pas mus pasiekia ir gali žvaigždžių dulkės pasiekia ir visa kita. Tai įtakoja, bet tiesiogiai žemė. Tai šiuo atveju tai įtakoja daug labiau, negu iš ko kyla tėvas ir sūnus. Tai ką Duisburgietis parašė, kad tikroviai esančius reiškinius jie tyrinėjo ir jais domėjosi. Ir tai buvo krikščionėms pati didžiausia nuostaba, nes jie domėjosi tikrovę. O šiuo atveju teologija uždaro smegenis į netikrovę. Dabar jie taip pat turėjo šventus miškus, laukus, vandenis, kur niekas nedrįso nei medžio kirsti, nei žemės dirbti, nei žuvauti. Dabar čepkelių raistas koks nors yra. Ar drįsta kas nors ten žuvauti, medžius kirsti? Galim sakyti, kad turim šventą mišką, ar ne? Jo, mes turim šventas giraitės, šventus ežerus, šventas upės, kurie yra nacionaliniai parkai, kur mes augam dėl to, kad tos rūšis neišnyktų. Tai yra, žmogaus santykis buvo to laikotarpį antiek modernus ir antiek moksliškas, kad atėjusius krikščionius tai pribloškė be proto. Ir kaip pasakyti, žemaičiai tokį turi pasakymą gražus be proto. Tai šiuo atveju krikščionybė yra graži be proto. Ir tas jo stebino, kaip čia dabar gali būti šitai. Kaip gali būti nacionaliniai parkai, jeigu lyginsim analogus, nes žmonės suvokia, kokia yra tikrovės reikšmė žmogaus gyvenime ir koks yra žmogaus įtaka tai tikroviai. Ir toj pusiausvyrai gyvenom. Ir dabar toliau aš eisiu, aš pačio Gedimino dabar žodžiais irgi apie tą Dievą, kurį mes tikėjom. Ką jisai pasiuntiniams jaunuoliams pasakė. Aš tinku gerbti popiežių kaip tėvą dėl to, kad jis senesnis už mane. Aš tokius vadinu tėvais. Arkivyskupą taip pat laikau tėvu, nes jis irgi vyresnis už mane. Tos, kurie to paties amžiaus, kaip aš, vadinu broliais, o jaunesnis už save sūnumis. Aš nedraudžiu krikščionimis tarnauti Dievai pagal jų papročius. Nedraudžiu rusams melstis pagal jų apeigas ir lenkams jų papročių. Leiskit ir mums garbinti Dievą mūsiškai. Mūsų visų vienas Dievas. Tai yra 14 amžiaus pradžia, 1326. Vatikanui reikėjo antro susirinkimo, tai yra 20 amžiaus vidurio, kad suprastų, kad mūsų visų Dievas yra Dievas. Mes susiduriam su visiškai moderniaja teologija, jeigu tai pasižiūrėti, tamsiosiose pagoniškoje Lietuvoje. O iš tikrųjų, kaip sakiau, ta pati krikščionybė yra labai graži be proto, jeigu palyginsim. Ir todėl suvoksim, kodėl jinai negalėjo netaikiai, kodėl mes kovojam su kryžiuočiais. Nes kokia, sakykime, Erikai paprastas vertė iPhone'o, 4, sakykime, modelio. Porą tūkstančių turbūt bus. Jeigu naudotas, tai ir už 1000 gali nusipirkti tada. iPhone'o, tokia vertė. Dabar kokia vertė mašinos, Merso kokia nors. 150, 200 tūkstančių gali būti. O kokia vertė saulėlydžio? Neįkainojama galbūt galim pasakyti. Jo, saulėlydis yra neįkainojamas. Kita turbūt viena iš didžiausių verčių, jeigu aš paprašyčiau kiekvieno klausytojo dabar įkvėpti orą ir nekvėpuoti. Kokia vertė oro, be kurio tu išgyventumai jo 10 minučių 7. Galit kvėpuoti jau. Jo, bet tai yra, matot, kaip pas mus vertė ir vertybės yra apkeistos vietomis. Mes įsivaizduojam, kad vertė ir vertybė yra iPhone'as, kurį tu gali nusipirkti, o iš tikrųjų vertybė ir vertė yra tai, ko tu negali nusipirkti. Ir tą suvokėte tamsieji pagonis, kurie suvokia, kad visų Dievas yra vienas. Šiuo atveju tuometiniai krikščioniškai Europai Dievas galėjo būti vienas. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. 2 barzdoti dadai ir vidury tarp jų plasdenantis balandis. Tai šiuo atveju šito abstrakcijų mūsų žmonės jokių būdų negalėjo suvokti, kaip tėvas su sūnum gali gimdyti pasaulį ir balandis. Todėl, kad suvokė tikroviai esančius reiškinius. O reiškiniais toks, kad 2 vyrai gali gimdyti pasaulį, kaip pasakyti, iki pačiai dienai niekas tokio stebuklo nepadarė ir aš manau, artimiausių laikų nepadarys to. Išskyrus, jeigu tai bus vyras ir moteris. Tai sekantis dalykas apie mus vėl rašo, kad pas mus yra santykis su
elgesiu toks, kad įpročiai kuria papročius. Ne papročiai kuria įpročius, bet įpročiai kuria papročius. Tai yra visiškai aiškiai, paprotys pas mus kažkodėl tai čia vėl neišsilavinusių žmonių, jeigu jūs išgirsi dabar neišsilavinusių žmogų, jisai varto žodį ne įprotis arba paprotys, jis varto žodį tradicija. Tai jeigu kas vartoja žodį tradicija, yra labai bukas ir neišsilavinęs žmogus, nes jis nesuvokia, ką jis kalba. Lietuviškai tradicija verčiasi paprotys arba įprotis. Tai šiuo atveju, jeigu mes įvedam tradiciją, mes ją paimam kaip dogmą, kai yra tai nekintamybė, kurią mums primetė. Tai vėl yra, mes negalim pasaulį, kaip aš minėjau, kuris svetimųjų nupeštas. Tai šiuo atveju žmonės vartojantį žodį tradicija gyvena svetimųjų pasaulį, nes tai yra svetimųjų primesta tradicija, pats žodis yra svetimas mums. Tai šiuo atveju mūsų tautoj buvo suvokiama pasaulėžiūrai. Yra įpročiai ir papročiai. Įpročiai kuria papročius. Ir keičiant įpročius, tu gali kurti papročius. Ir tai yra tiesa. Socialiniai inžinieriai, sociologai tai žino. Įpročiai kuria papročius. Nes iš tikrųjų kas yra? Mes turime žodį omuo. Ir dažnai sakom, kur aš tai turėsiu? Aš tai turėsiu omenyje. Indai turi, kadangi mes labai gimininga mums artima kalba yra sanskrito, aš jau kitose laidose kalbėjau, tai indiškas om skemuotas, jų pats šventiškiausias, kuris pilnai tarėsi om mani padma pum, omanyje, tai mes turime omuo, homo netgi lotiniškas iš omens yra kilęs. Tai yra etimologiškai ta pati kilmė šitų žodžių. Ir todėl omuo yra visuomenė pas mus. Visų omuo. Pats žodis visuomenė yra bendras omuo. Ja, tai va čia ir įprotis yra asmens omuo, o paprotys yra visuomenės, visų omens dalis. Omuo, va tas visuomenės paprotys yra ne kas kita, kaip, sakykime, pasaulėžiūros atspindys, nes pats žodis pasaulėžiūra, religere latiniškai, tai yra pasaulė žiūra, tai žiūrėjimas į saulę. Ir jeigu mes paimsim kiekvieną gėlę, paimsim kiekvieną ląstelę, mes pamatysim, kad jos iš tikrųjų kiekviena žiūri į saulę. Ir visa žmonija, ir kiekvienas žmogus yra nuo saulės. Ir mes kiekvienai ląstelei žiūrinti saulę, mes išeinam, kad ir judom joje. Kai jinai pasitraukia, mes joje nebejudam, mes miegame. Kai saulės nebėra, mes miegame. Tai yra sapnuojam tamsoje. O veiklus gyvenimas vyksta šviesoje. Ir kaip mėnulis atsispindi ant ežero naktį, vat paimsim, mėnulis ant ežero naktyje atsispindi. Taip mes atsispindim ant žemės dėka saulės. Aš kalbu apie senąją pasaulėžiūrą, kuri išliko mūsų žodžiuose. Prasmės veiksmai išliko pasaulėžiūroje mūsų senojai. Tai mes iš tikrųjų esam saulės atspindys ant žemės. Jeigu pasižiūrės energiją, kurią mes gaunam, tos saulės fotonus, kurių dėka vyksta sintezė, čia aš kalbu jau iš moderniosios, bet tuo metu tai žmonėms buvo daug aiškiau negu šiandien kiekvienam esančiam žmogui. Ir tą saulės šviesą galim pavadinti šventąją dvasia, nes be šito saulės fotono, be to šventosios dvasios, mes neegzistuotumėm kaip rūšis, kaip reiškinys, kalbant apie visą Žemės planetą. Ir tai buvo daug aiškiau 13 amžiaus žmonėms. Negu mums dabar. Negu mums dabar paskendusiam teologijose, samprotavimuose, kurie su tikrove ryšio visiškai jokio nebeturi. Ir gal todėl, visos, paimsim, katalikiškos bogžyčios, vieta, kur gyvena Dievas. Tai yra bažnyčia nelietuviškas, lenkiškas bogžyčia. Mečetės paimkim sinagogas, paimkim rūmus, parlamento rūmus, paimkime teisėjų rūmus, paimkim visus svarbesnius susirinkimus, mes pamatysime, kad visur ten yra tamsa. Egipto piramidės, visur Babilono zikura yra tamsa. Šviesos ten nėra ir rasti jos ten tiesiog yra neįmanoma. Ten galim rasti tik sapną apie sapną. Žmonijos sapną apie svetimą sapną, kur visi patalpinti ir vyksta kolektyvinis sapnas sapne. Nes tik tamsoje tai gali vykti. Saulėje vyksta gyvenimas, tamsoje vyksta sapnas. Todėl mes raštome visur rasime pabrėžiant, visur. Iki 13-14 amžiaus. Nuo 14-15 mes matom kitimą, kuri jau yra katalikybės kopija. Jau žmonės žynius ir žudžius, jau inkvizicijai pradėjęs dirbti savo juodąjį darbą, teologinis pokyčius įpročius keičiant tradicijomis, tai pavadinkim. Mes matome dingstant
tą modernų pasaulio supratimą, mokslinį pasaulio supratimą ir primityvėjant iki visiško abstrakcijų. Tai va tie neopagonis per kūną ir įsivaizduoja barzdotą dėdą perdžiantį žaibais. Lygiai toks pat kaip Dievas, tėvas katalikiškas perdžiantis irgi žaibus iš dangaus, Dzeusas ir visi kiti. Tai yra abstrakcijos, filosofinės, teologinės savokos, o ne tikroviai esantis reiškiniai. Pats žodis Dievas mūsų kalboje yra tėvas. Etimologiškai, netgi teos, graikiškas yra mūsų senas indoeuropietiškas teos, deos, tėvas. Ir tėvas tai yra va tas debesis, dangus, jeigu mes pasižiūrėsim. Todėl tėvas debesise sėdi. Tiek Dzeusas, tiek Perkūnas, tiek Dievas tėvas, nes tai yra tėvas. Tėvas yra debesise. O žemė yra moteris, motina. Žemalė, gemalė, žg virtimai yra kalbiniai ten. Tai gemalė, gimti yra žimti žemę. Tai žemė yra motinėlė, o debesėlis tėvelis. Ir jie jungiasi per kūniją. Per ką, Erikai, tu norėsi turėti palikonių vieną gražią, arba klausytojai čia kai kurie klausysis, su kom tu tik tai gali susilaukti palikonių? Be abejo, su moterim. Todėl per kūną tu susijungi su moterim ir per kūną ateina vaikas. Per kūnijimas įvyksta. Vėlės, vėlelės, leliuko, lėlės. Leliukas irgi išėjęs su vėlė surišta, kai perkūnimą vėlėje, mes turime lėlė. Leliukas. Tai perkūnijama, tai jau yra veiksmažodžiai. Ir pas mus visur rašoma, kad mūsų protėviai garbino saulę, mėnulį, ugnį, kaip kūrybos dalį. Netgi lietuviškas kurti, koks dviprasmiškas žodis, ar ne? Tu gali kurti ugnį ir kurti radio laidą. Tu gali kurti pečių, krosnį ir gali kurti... Poemą ar dar kažką, ar ne? Jo. Bet tai yra tikroviai esančias, esatis ir susiję reiškiniai. Ugnis, kūryba yra tik tikroviai perkeičiant medžiagą iš vienos būties pavydalo į kitą. Ir mūsų jūs dabar nustepsi turbūt, mūsų senoji pasaulyje žiūra senovėje, jau kalbant apie nuo Petro Duisburgiečio ir žemyn, tai yra nuo 1326, sakykime, metų žemyn, mūsų pasaulėžiūra lyginama su pitagoriškąja pasaulėžiūra. Ir dar vienas iš pagrindinių mokytojų mūsų įvardoma jo, ar tai bendražygis Pitagoro, ar priešingai, asmuo, iš kurio Pitagoras viską nusikopijavo, jeigu jūs pasidomėsit šito vardu, kurį pasakysiu, mažai turbūt ką sakys, zamokslis, arba zaumokslis, arba sielmokslis. Tai yra tuo pačiu laikotarpiu, kaip Pitagoras grubiai gyvenęs asmuo, spėjama tai greičiausiai apie 600 metus prieš Kristą, 700. Mūsų pasaulėžiūra yra būtent lyginama su pitagoriška. Iš pitagoriškos mes tik tai žinom geometriją šiai dieną, Pitagoro teoremas, Pitagoro figūras ir formas, bet esmė tai buvo tik tai pasaulėžiūros dalis, kur išeitinis taškas buvo nulis. Šiuo atveju mūsų kalboje išliko mėnulis. Irgi įdomiai etimologiškai galėtų kažkas tai patirinėti, kodėl pas mus yra mėnuo ir nuo nulio viskas prasideda, jeigu pasižiūrėsim. Ir mūsų tas pasaulėžiūra lyginama su šito sampročiu, kuris buvo atspindys abstrakcionavimas tikroviai esančių reiškinių, pavertimas į matematinės, algebrinės kažkokias tai figūras ir reiškinius. Ir todėl mūsų raštas, jeigu raštas aš kalbu audiniuose, raštas, sakykime, ant prieverpščių, ant verpščių, raštas archeologinėse kapinynuose, kur randami senesni. Jūs pamatysite, tai yra visiškai sutampa su pitagoriškojo pasaulio sampročiu ir sutampa su fraktalinės geometrijos dėsniais. Fraktalinė yra vadinamoji kliudinė geometrija, kur yra apibrėžtos aiškiai figūros ir yra kur lūžtančios figūros, kintančios tam tikram lūžio taške, iš, sakykime, trikampis yra sudėdamoji dalis oktoedro kokio nors ten ir panašiai. Ir visas mūsų menas yra tiesiog fraktalinės geometrijos atspindys, kur tai yra tik tai 20 amžiaus į pabaigą, apie 7-8 brėžtą teoremą, bet pitagoriniai sampratai mes atrandam pirminius tos ištakos taškus, kur būtent tas fraktum yra lūžio taškas, kada viena figūra virsta kita ir pas jį mes randam nuo nulio, virsta ten tiesia, iš tiesės virsta bet mes randam moderniosios fraktalinės geometrijos pradmenis ir todėl ta teologija buvo antiek, kaip pasakyti, tik tai prievarta, tai buvo galima išmušti iš galvos, kad saulė yra ne tikrovės reiškinys, o štai koks paveikslas yra tikrovės reiškinys. Šiuo atveju nupiešta saulė yra parduodamo sapno dalis. Tai nėra tikrovė. Tai yra tik tai
piešinys ir todėl visos tos bogžyčios yra perpildytos piešiniais, visos teologiniai veikalai yra tik tai piešiniai žmonių sąmonės apie tikrovę 3 amžiui prieš Kristų, 1000 metais prieš Kristų arba po Kristų. Bet tai yra tų žmonių samprotis nieko bendro su tikrovė nebeturintis, tai jų perpasakojimas. Ir jį suabsoliutinti reiškia numirti, nužudyti žmogų iš tikrųjų arba parduoti labai brangiai ne tikrovę, o piešinį tikrovės. Tai pagrindiniai gal tokie, kadangi aš šiek tiek pasidomėjau, ką Pitagoro esminiai, sakykime, yra labai mažai išlikusių jo aprašymų, bet tai, kas išlikę, yra pagrindiniai, taip sakykime, kaip čia dabar, pagrindai. O principai, tai turbūt būtų pagrindas, kažkoks tai, ant kurio statomas statinys. Tai tas pagrindas buvo trejopas ir tai yra tiesti. Lietuviškai, aš čia dabar senąją graikų kalba, net ne koinė, o senąją tiesti, lietuviškai tu esi. Čia yra pagrindas. Tu esi, bet tu esi gali, kai aš esu. Nu, vėl čia. Tu esi, po to yra tim malista, tai tu mastai, arba tu mali. Nes mąstymas yra malimas. Tu turi grūdą, tu turi esantį tikrovį reiškinį, kurį sumali. Ir po to žiūri tas sudedamasias dalis visas. Trečias, sakykime, iš sudedamųjų to pamatinio esaties dalių yra tip prakte on. Tai yra tu įkūnyji. Tai pakartosiu, tu esi, tu mastai arba mali ir tu tai įkūnyji. Jeigu mes pasižiūrėsime vėl į senąją pasaulėjautą, pasaulėžiūrą, sampratą, kuri išliko bendrinė visoms, tiek keltams, tiek to, kad jie tikrovėje esančius reikia. Tie, kas tikrovėje stebi, turi vienodus panašius apibrėžimus. Nereikia apsimest, kad lietuviai yra išskirtiniai. Ne, mes esame viena didelio pasaulio sudedamoji dalis esančių pasaulio reiškinių. Ir tie reiškiniai tik tai mūsų kalboje gal ilgiausiai išliko, nes mes nepriėm teologinės, filosofinės graikų, lotynų kalbos, virtusios, jos mirusios kalbos. O šiuo atveju pas mus išliko ir aš po to apie mūsų kalbą dar trupučiuką galbūt sekančiai laidoj pakalbėsiu daugiau, jeigu nespėsim į šitą. Tai mes randam 3 sąmonės arba 3 omens būviai. Tai yra sapnojimas arba svajojimas. Sapnuoti ir svajoti. Nes tai yra labai panašu, nes tu vaizdiniuose paskesti. Po to eina pabubdimas ir po to eina miegas. Miegas tai yra mirtis. Rimties tokia būsena miegojimo, kai tu nieko neprisimeni, nieko neveiki, tiesiog tavęs nėra. Tu nesti, tu iri. Tai va, tai yra 3 sąmonės būviai. Sapnojimas, svajojimas, pabudimas ir miegas. Tarp tų 3 mes ir esam. Pas mus visur yra trejetainė, devintainė šitų reiškinių, bet tai yra vėl, sakykime, su pitagoriniu pasauliu, su zalmokslio to mokslu, kuris viską pradėdavo nuo nulio. Ir visi šitie 3 būviai sąmonės yra įvaldomi 4 būvių. Tas 4 būvis yra vadinamas moksiškumas. Mokšiškumas. Tai yra turėjimas. Turtas. Turi tas. Tas, kuris, taip. Turi tas, jeigu vėl pasižiūrėsim. Ir turi tas, kuris be abejo tu esti, tu mastai, tu įkūnyji. Tada tu turi tai. Visą tai apibūdinama ir va tas mokša mus mokindavo prie mokų. Atsako šitas puntuko mokas. Mokša. Tai būdavo tiesiog esančių gamtoje reiškinių pažinimas ir supažindinimas žmonių, kad jie įvaldytų save, įvaldytų tos 3 sąmonės būvius, kad įvaldytų tos 3 esaties būvius, kurios aš minėjau, ir tada atsiranda mokša. Sanskrito kalba vėl nustepsit, pas mus liko tik nemokšas, nemokša. O šiuo atveju mokša tai yra bendras sanskrito kalboje ir apibūdinamas žmogus, kuris turi jėgą. Dar kitaip joga. Tai kai tu viską apibendrini mokšiškume, pas tavęs atsiranda jėga. Gyvybės jėga, perkūnijimo jėga, tu esi žmogus jėgoje. Dar kitaip žmogus turinti sielą. Slavų kalboje syla išliko. Ir vėl paimkim to 13-12 amžiaus šaltinius, mes pamatysim, parašo, visi jie tikėjo į sielos nemirtingumą pagal pitagoriškai
sielos transmigracija. Pagal pitagorišką sielos transmigraciją, tai pagal pitagorišką apibrėžtą sielos persikėlimą, kuri vėl būdavo daugiau kalbama apie žmogaus į žmogų, tam tikrų esančių tikroviai reiškinių, persikėlimas į tos pačius reiškinius, o ne kaip indų, sakykim, tu kaip reiškinys persikėlė į liūtą, į tigrą, ar į medį. Jo. Šiuo atveju tai skiriasi nuo indiškos, tai buvo, kad tik tai tas reiškinys, ta siela arba tas reiškinys persikėlė į tą patį reiškinį, kintamąją. Tai vėl trupučiuką modernesnis už tą buvo. Bet taip buvo tikima į tą nemirtingumą pagal pitagorinį sielos persikėlimą, transmigraciją, kaip čia latiniškai pitagorika, de animarum transmigracione. Latinai taip apibūdino mūsų pasaulėžiūrą. Ir net Indijoje, kadangi mūsų protėviai tai buvo ta Sarmatija, kaip aš sakau, nes žemėlapių kitokių man iki pačiols, kur būtų parašyta Lietuva, Baltija, ar dar nėra iš tų laikų, išskyrus, kad Sarmatiją, Prūsiją galima atrasti dar, bet sudedamąją Sarmatijos dalim. Todėl aš negaliu kalbėti apie tą laikmetį iš 20 amžiaus kažkiek, tai aš imu to laikmečio savokas. Tai net ir Indijos pakraščiuose paliko apie 4, sakykime, pasaulio sudedamasias dalis. Vėl 3 pagrindinės ir 4 yra išvestinė tų 3. Tas, mes matysim 3, o 4 yra apibendrinanti tas 3. Tai yra darna. Čia Indijoje išliko sanskrito kalba dharma. Tai ne harmonija, atsiprašau, vėl išmeskit svetimžodį. Ne harmonija. Harmonija yra darnos išvestinė. Dharmos. Anglai išvietė iš dharmos harmonija. Ne, yra darna. Toliau eina, tai yra bendrinė būtis žemėj. Tai yra darna. Antrasis eina arta. Tai tavo, kai bendrinė perkeliama pamažu į asmeninę. Toliau seka kūnas arba kama. Išliko indų kalboje kaip kama ir sutra. Kūno gesmė, kama sutra išsiverčia pažodžiui kaip kūno gesmė. Tai arba kūno amas pas mus išliko. Kama ir ama yra susiję. Atimt amą dažnai sakoma. Ir kūną irgi. Tai yra tikrovė ateinanti per kūną amo dėka, įkvėpimo dėka. Ir 4 tas būvis, vėl apibendrinęs, yra mokša. Tai yra išsilaisvinimas, pažinimas, supratinimas ir pažinimas. Ir tai yra priskiriama tik tiems žmonėms, kurie yra išlavėję darnoje. Tai yra turintis jėgą veikti mokšoms. Indijoje jie vadinami jogomis. Pas mus tai išliko žodis jėga. Ir tai atsispindėjo ta pasaulėžiūra ir gyvybės medyje, kuris pas mus buvo. Išliko mene, pasakose, visose prašymuose, kad pas mus buvo garbinamas tas gyvybės medis. Ir mes matome, tas medis yra iš 3 dalių. Kiekviena ta 3 dalis turi savo 3 dalis. 3 šakas, jeigu vėl dainą žiūrėsim, šakos, 3 medės, 3 kamienus, kaip nebūtų keistas, libinas ten, kur laksto iki 9 išaugo kartais kamienų. 3 šaknis irgi. Ir jeigu pažiūrėsim 3, 3, 3, 3, mes pamatysim, kad gaunam skaičių 9. Ir tos 3 šakos, 3 kamienai, sakykime, šakos, kamienas ir šaknis yra tarpusavį susiję į vieną reiškinį, kuris vadinasi medis. Visas 3 sujungus, tu gauni 4 medį. Ir netgi runa, kurią jis būdavo žymimas, yra kaip Ž raidė. Rusiška Ž. Živata, Žizn, Kirilas ir Metodijus paėmė seną runą, kuri reiškia 3, pažiūrėkim, šakas, 3 šaknis ir kamienas. Jo, netgi rusiška Ž iki pačiai dienai išlaikė tą dalį, nors iš šonų dar dažnai irgi 3 išeidavo. Ir tada apibrėžę šitą mes gausim tą lietuvišką saulutę. Šitą runą apibrėžę mes gausime lietuvišką saulutę su 9 spinduliais. Dažniausiai, kuri lietuvių liaudės verpstėse dažniausiai yra vaizduojama. Dabar jeigu vėl imam, kadangi viskas buvo matuojama su tikrove, tai vanduo, netgi pasižiūrėkime į vandenį, tai yra vienintelis cheminis elementas arba medžiaga, kuri turi 3 būsenas. Pirma yra garai, 3 skystis, 2 skystis ir 3 kietumas, ledas. Vėl garai atitinka šakas, skystis atitinka kamieną, kur teka tarp tų 2, o šaknis atitinka kietumas, ledas. Ir
todėl gyvenimas, pasaulis būdavo suvokiamas kaip šitas medis. Pagal medį, pagal ąžuolą ir mokindavo apie tikrovę, apie esatį esančius reiškinius. Ir jeigu mes paimsim žmogų, mes pamatysim mūsų kalboj, išliko irgi 3 sudedamosios žmogaus dalis. Tai yra dvasia, siela ir kūnas. Kūnas yra, sakykime, galbūt šaknis čia esančio žemėje matomos. Siela tai yra ta tavo jėga, kuris atitinka tą vandenį tekantį. Jeigu nėra sielos, tai depresija, o ta sielos lyga prasideda. Ir dvasia atitinka tą, kaip psichoanalitikai sako, šiai modernus ID tapatumą, nes kai dvasia pasitraukia, žmogus padvėsta, atvėsta. Viskas, saulės nebėra tame žmoguje. Tas ląstelės, kurios yra sukurtos į žemės, dvasiai pasitraukus dingsta. Bet esant žmogumi, tu gali prarasti sielą, sakykime. Todėl apie tą sielos pardavimą dažnai. Parduok sielą, velniai ten pardavė. Tai yra jėga. Tu parduodi kam savo jėgą. Tu gali parduoti Maskvai, tu gali parduoti Briuseliai, tu gali parduoti Vatikanui. Todėl iš esmės neįmanoma buvo įtvirtinti tų nesąmonių, kur tokia samprata, kuri atsako visus klausimus. Ir pagal pitagorinį pasaulio apibrėžimą, pasaulio centras esti ten, kur tu esi. Tu esi pasaulio centre, nes jeigu ant sferos, ant apskritimo dursi tašką, tai ten, kur dūriai, ten ir yra pasaulio centras. Todėl ten, kur tu esi, yra pasaulio centras. Ir be abejo, pasodindavo medį gyvybės. Kiekvienas tam pasaulio centre, kur tu esi. Ir saugodavo tą pasaulio centrą iki mirties, šiuo atveju su kryžiuočiais, kurie pasaulio centras buvo vienai atveju Jeruzalėje, o kartais Vatikane. Šiai dienai Vatikaną. Nors vis tiek daugumai įsivaizduoja, kad yra Jeruzalė. Tai aš einu, ar pertraukėlę darom, ar... Galime padaryti pertraukėlę, iš tikrųjų atiduosim duoklę reklamą ir toliau tada. Taip. Gerai, pertraukėlę Pulso eteryje. Pertraukėlę iki. Laikas bėga lyg vanduo ir mes bejėgiai ką nors pakeisti. Praėjo vasara, ateis ruduo ir žiema, o mūsų veiduose tik raukšlė nauja. Praėjo vasara, ateis ruduo ir žiema, o mūsų veiduose tik raukšlė nauja. Mama, sakyk, ar tu vis dar mano mama? Žmogaus, sakyk, ar tu vis dar žmogus? Praėjus 1000 metų jūra taip pat banguos ir paukščiai taipogi sparnais plasnos. Praėjus 1000 metų jūra taip pat banguos ir paukščiai taipogi sparnais plasnos.
mes bejėgiai, ką nors pakeisti. Praėjus 1000 metų jūra taip pat banguos ir paukščiai taipogi sparnais plasnos. Praėjus 1000 metų jūra taip pat banguos ir paukščiai taipogi sparnais plasnos. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Toliau Pulso eteryje žiauri tikrovė ir apie lietuvių pasaulėžiūrą Aivaras Lileika toliau. Taip, tai va, tas gyvybės medis, kuris susidėjo iš 3 dalių ir jeigu mes paimsim laikmatį arba kalendorių, vadinamai, mes pamatysim, kad pas mus viskas buvo matuojama mėnuliais, pagal mėnulio mainą. Fazę kažkodėl tai neišsilavinę žmonės tai vadina. Tai turim gražų lietuvišką žodį, ar ne? Maina, fazę. Maina, lietuviškai maina ir daug gražesnis. Tai kas kinta. Arba mėnulio kaita, arba mėnulio maina. Senesnis žodis ir su mėnuliu beje maina yra susijęs, nes jeigu mes paimsim, kiek mes turime mėnesių, 12, mes nevadinam saulėmis, vadinasi, mes matavom viską mėnuliais. Ir jeigu pasižiūrėsim pagal mėnulį, yra 3 naktis, mėnulis nesikeičia, būna pilnatis, pilnatvė, beje žodis su tos yra surištas, 3 dienas būna delčia, ir čia angliškas labai nustebs etimologiškai žodis naudojamas visų aitišnikų yra delits, iš žodžio delčia, iš mėnulio. Jisai angliškai iš pradžių buvo deling. Ir netgi skandinavų vikingų kalboje tai buvo deling, delčia. Ir po to deling tiesiog išvirto į delit. Bet tai yra mūsų kalbos žodis pasiekęs iš tos senosios pasaulėžiūros. Jo, nes tos senosios pasaulėžiūros mes jos mokinom, ne jie mus. Nes žemdirbystė atėjo iš mūsų kraštų į ten, o ne priešingai. Bet čia yra dar poro 3 tūkstantmečių. Bet tie žodžiai savokas iš esmės nesikeitė to laikotarpiu iki kol krikščionybė su savo abstrakcijomis neatsirado, su savo prekybiniais centrais, akropoliais ir nekropoliais ir bažnyčiomis. Tai trečia yra 3 naktis nesikeičia pilnatis, 3 delčia ir 3 nesimato. Jo. Tai mes turime 9 būsenas mėnulio, 3 tarpsnius. Kažkokius tai, kur vyksta maina. Ir savaitę susidėjo pas mus iš 9 dienų. Ir va 3 devynerias, kaip mes pasakom, tai va yra 3 po 9, tai ir išeina. Mėnų, ar ne? Jo, tos 3 būsenos, 3 dienos su 3 būsenom, 3 šakos, 3 šaknis, 3 kamienai, viskas susiriša. Ir tie 9 gysliai šaltiniai, tai buvo mūsų darbo savaitė, buvo apie 9 dienas. O mėnuo susidėjo iš 27-28 dienų. Beje, matavo naktimis ir 28 būdavo diena. Jau tas virtimas. Taigi mes matome, kad pas mus buvo einama iš išorės į vidinį pasaulį. Iš saulės, iš mėnulio, iš ugnies į vidinį pasaulį. Krikščionybė, mes matom, yra priešingai. Iš vidinio pasaulio einama į išorę. Pas mus iš išorės į vidų, o ten apsuko. Jo, žmonijos iš vienos užkniso žmonės saulė mėnulis, nutarė pasislėpti nuo saulės mėnulės bažnyčiai ir įsivaizduoti, kad jie tai padarė.
Tai dabar, iš tikrųjų, netgi tas laidas klausantis, galbūt teologai visokie, filosofai, galbūt paprasti žmonės, iš tikrųjų, tai tiesiog žmogus klausosi. Jo, svarbiausia, kad žmogus klausytųsi, asmuo. Tai iš tikrųjų, mano supratimu, dabar puikus metas yra sujungti šias dvi sampratas. Tai yra ėjimą iš išorinio pasaulio į vidinę ir ėjimo iš vidinio pasaulio į išorinę. Ir visi mes turim galimybę tą padaryti, stebuklingą iš tikrųjų darbą. Tai mūsų pasaulis, sakykime, visų buvo kūryba, laisvėje ir priklausomybėje nuo tam tikrosios esaties. Krikščioniškas buvo bandymas, kur priklausomybėje nuo hierarchinių institucijų ir laisvėje nuo tikrovės. Pabandėm įsivaizduoti, kad mes galim būti laisvėje nuo tikrovės, nieko panašaus. Tikrovėje yra tie du ašies galai. Yra delčia ir pilnatis, yra tamsa ir šviesa, yra žiema ir vasara, yra mirtis ir gyvata. Ir viskas va šitų dviejų sankirtoje vyksta dabar artyje. Dabar tyje. Dar kitaip laike, tai yra laikyti. Kur mes lyg voratinklyje esame sankirtoje viena gyja, sakykime, žmonija, tas voratinklys yra ir bakterijos, ir medžiai, ir saulė. Tai yra voratinklis, didžiulis gyvybės voratinklis, kur mes esame viena gyja. Ir ta viena gyja pabandė kažkada tai save sureikšminti. Ir, kaip pasakyti, mes galim paimti, tai yra mūsų likimas ir dalia. Nes jeigu pasižiūrėsim, vėl aš einu į giliuos savokas. Likimas tai yra tai, kas liko. Tai, kas liko neįjungta į dalį. Dalia tai yra tavo dalis. O liko tai, kas už tavęs. Tai jeigu tu tai įjungiai reiškinį, tai dabar tampa tavo dalis. Ir mano dalios, mandalos tas ratas, kur žmonės dėlioja. Tai mes turim suvokti, kad mes iš tikrųjų tiek krikščionis, tiek pagonis, tiek komunistai, tiek kapitalistai, tiek lietuviai, tiek rusai, vokiečiai ir žydai iš tikrųjų dėliojam į dalį tą likimą, kuris iš tikrųjų yra tik tai gyvybės kiekis žemėje ir mirties kiekis žemėje. Ir tai, kaip mes tai suvokiame, matome tą atspindį Gedimino laiške mūsų visų vienas Dievas. Kodėl, ta prasme, reikia iškelti vieną žydų dievą, sakykime, lietuvių dievą, vokiečių dievą, rusų, nieko panašaus. Ir todėl LDK, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, buvo išskirtinė tame sektantiškam krikščionim pasauliu, kur tik tai vienas dievas yra. Ne, iš tikrųjų, didžioji tikrovė talpina į save mažasias tikrovės. Mažoji tikrovė yra žydų, mažoji tikrovė yra lietuvių, mažoji tikrovė yra komunistų, mažoji tikrovė yra socialistų. Jas visas sudėjus mes turim tik tai didžiąją tikrovę. Mažojant dėl to, ko jinai savyje neturi. Ne tai, ką jinai savyje turi, bet tai, ko jinai savyje neturi. Ir tame Gedimino žodžiuose mūsų visų Dievas, nes matom visiškai kvantinę, modernėją fiziką, modernėją pasaulėžiūrą, dėl kurios mūsų protėviai buvo pasiruošę mirti, žūti ir tai tapo savotiškai mūsų ir dabar be abejo klausytojų ir likimas ir dalia, nes mes likome tam, kad tai padarytumėm dalimi kažko tai. Ir vat kai darna esti pilnatvėje, tarp gyvybės ir mirties darna, tada nebelieka durnos. Vieną raidelę A, apvertė į U, AU tarimas. Ir tu tada nebe darna turi, o durna. Ir kai jos nėra, tada nebėra nei ramybės, nei meilė, atsiranda visokie poreikiai ramybei, atsiranda poreikiai meiliai. Ir tada vat religizmas gali pasireikšti, prieš tai suardydamas darną. Tai vat religizmas yra ramybė religinių narkomanų būsena, kuri iškreipia tikrovę. Tai, sakykime, va tose uždarose patalpose žmonės atsijungia nuo tikrovės. Aš kalbu apie Seimą, aš kalbu apie bažnyčias, aš kalbu apie piramidės. Tai yra narkomanų būsena, kuri iškreipia tikrovę. Aš dar sekančiai laidoj, dabar jau kadangi laikas į pabaigą, aš sekančiai laidoj kalbėsiu daug apie mūsų žodžius. Pavyzdžiui, rimti yra bendraty mūsų žodžius užrašai, bendratyje, su galūne ti. Ir tu ti atjungi galūnę ir palieki šaknį ir skaitai iš kitos pusės. Pavyzdžiui, rimti. Mirti. Taip, rimti yra mirti, o mirti yra iširti. Jeigu dar gali po vieną raidę net atmetinėti ir mūsų kalba pribloškianti savo veidrodiniais atspindžiais,
kurie atskleidžia tą dievišką pasaulio sampratą, kuri nekas kita kaip santykiai su tikroviai reiškiniais. Tai va ta rimtis, tai yra religinių narkomanų būsena. Ir ją mes visur matom. Seimuose, visose uždarose patalpose. To, kad tai yra nuo tikrovės atrūkęs reiškinys, užšalęs ežeras. Ir kadangi mūsų laida jau į pabaigą, tai aš priminsiu, kaip ir kiekvienoje laidoje, kad iš tikrųjų... Dvi taisyklės, kaip pavadinti tos dalykus, ar... Dvi galbūt dvi siekiamybės, kurios turėtų būti šiai dienai mūsų tautai svarbios klausytojams. Tai tam, kad valstybės ir tautos pažanga vyktų, žemė su jos turtais yra Lietuvos ūkio pamatas. Žemė, mitybos šaltinis, nespekulacijos. Jas valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvos žemė mūsų tautos nuosavybė, todėl neparduokime jos užsieniečiams. Antras, pasaulėžiūra. Laida ši beje apie tai. Kurkime ir laikykime bendros pasaulėžiūros. Mūsų visų Dievas vienas. Ačiū. Dėkui Jums, susigirdėsime kitą penktadienį. Gero savaitgalio. Iki. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Jei būčiau aš gimęs prieš 1000 metų, negalėčiau sakyt, kad gimiau per anksti. Žolė ta pati, medžiai tie patys, laisvės troškimas tas pats. Ir jei būčiau aš gimęs po 1000 metų, negalėčiau sakyt, kad gimiau per vėlai. Žolė ta pati, medžiai tie patys, laisvės troškimas tas pats. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Todėl mes neturime teisės sakyti, gimiau per anksti ar gimiau per vėlai. Visi mes gimstame pačiu laiku, tik mirštam visados per anksti. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei